Gyvenimas verda Šiauliuose. Praėjusiais metais spalio mėnesį Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka pateikė projekto Šiauliai lietuvių kalbos dienų sostinė 2025 kalbinė tapatybė šiauliečių paraišką valstybiniai lietuvių kalbos komisijai. Projektas laimėjo konkursą ir jau 6-ąją lietuvių kalbos dienų didžiąją sostinę paskelbti Šiauliai. Beje, projektą finansuoja valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Šiaulių miesto savivaldybė. Šiandien Saulės radijo studijoje svečiuojasi Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė ryšiams su visuomenė, viena iš minėto projekto vadovių Jurgita Januševičiūtė Taralė. Labadiena, tada gal galite tuo pačiu ir plačiau papasakoti, kiek laiko Šiauliai bus lietuvių kalbos dienų sostinė, kas organizuojama ir panašiai. Labadiena. Iš tiesų Šiauliams tapti lietuvių kalbos dienų sostinė yra didelė garbė ir tai išties svarbus titulas. Nors projektą parengė ir laimėjo Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka, tačiau tai yra ir visų Šiaulių, visų šiauliečių reikalas. Nes miestui buvimas lietuvių kalbos dienų sostinė reiškia, kad mes dabar esame matomi, girdimi visoje Lietuvoje ir kiekvienas galime prisidėti prie šio garbingo titulo. Lietuvių kalbai skirti renginiai ir kitos veiklos Šiauliuose startuos vasario 13 dieną ir tęsis iki kovo 28 dienos. Biblioteka kvies domėtis gimtąją kalbą, jos istorija, kultūra, taisyklingumu, kūrybinėmis galiomis, kartu atkreips dėmesį į Šiaulių kalbinę dilemą, tapatybės paieškas, kas mes, žemaičiai ar aukštaičiai. Žinau, kad ne tik šiauliečio tapatybės paieškos bus svarbios lietuvių kalbos dienų sostinės renginių metu. Tikrai taip, lietuvių kalbos dienų sostinės renginių metu skleisime ir Šiaulių miesto savivaldybės mero Artūro Visocko idėją arba siekį, kad Šiauliai taptų miestu, kuriame nevartojami rusiški keiksmažodžiai, o vietoj jų siūloma arba galima rinktis įvairius lietuviškus. Prie šios iniciatyvos mes pakvietėme prisijungti ir Šiaulių krepšinio klubą Šiauliai, regbio klubą Šiauliai, Lietuvos moterų krepšinio lygą ir palaikyti šių metų lietuvių kalbos dienų sostinę ir siekį mažinti rusiškus keiksmažodžius kasdienime žodyne sporto renginiuose. Raginame sportininkus prisidėti prie Šiaulių įsikelto siekio, lieti emociją arba keiktis tik lietuviškai žodžiais ir tai žinoma rodyti savo pavyzdžiu. Labai puikia idėja, kuri, manau, tikrai gali būti įgyvendinama. Ir čia prisidėti gali ne tik sportininkai, bet ir visi šiauliečiai. Tad kokių dar įdomybių yra numatyti? Dar nauja idėja inicijuota Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos, tai yra sukurta lietuvių kalbos dienų sostinės vėliava, kuri taip pat bus pristatyta konferencijos metu ir puoš lietuvių kalbos dienų renginius. Vėliau ši vėliava baigiamajame sostinės dienų renginyje, kuris vyks kovo 27 dieną, bus perduota valstybiniai lietuvių kalbos komisijai, kuri ją perduos jau kitų metų lietuvių kalbos dienų sostinė, kai ateis tam laikas. Tad galima sakyti, kad Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka pradės naują tradiciją perduoti lietuvių kalbos dienų sostinės vėliavą iš vienos lietuvių kalbos dienų sostinės kitai ir taip palaikyti miestų bendrystę. Na, turbūt tai tikrai dar ne viskas. Tikrai ne viskas. Ir čia norime atkreipti šiauliečių dėmesį, kad Šiauliuose važinėja miesto maršrutinis autobusas su lietuvių kalbos dienų sostinės reklaminė atributika. Autobusą puošia lietuvių kalbos dienų sostinės logotipas, taip pat yra ir QR kodas, kurį nuskenavus galima pamatyti, kokie organizuojami lietuvių kalbos dienų sostinės renginiai bus Šiaulių mieste. Tai dar kartą priminkite, kada lietuvių kalbos dienų sostinės renginiai jau startuoja. Lietuvių kalbos dienų sostinės renginiai ir kitos veiklos Šiauliuose vyks vasario-kovo mėnesiais. Atidarymo konferencija vyks jau visai netrukus. Šį ketvirtadienį, vasario 13 dieną, 14 val. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos bibliografijos informacijos skyriuje adresu Aido gatvė 27, o baigiamasis renginys planuojamas kovo
27 dieną. Tad tikrai labai kviečiame šiauliečius, miesto svečius dalyvauti renginiuose, veiklose ir taip prisidėti garsinant Šiaulių kaip lietuvių kalbos dienų sostinės vardą. Gal galite pabaigai paminėti, kelis renginius, kurie vyks būtent Šiauliuose? Tad kaip jau minėjau, vasario 13 dieną 14 val. Vyks konferencija Šiauliai lietuvių kalbos dienų sostinė 25-ieji šiauliečio kalbinė tapatybė. Vasario 18 dieną 17 val. 30 minučių vyks paskaita pokalbis Baltų genčių kalbų reliktai dabartinėje lietuvių kalboje. Pranešėja profesorė daktarė Genovaitė Kačiuškienė. Ir tai ši paskaita bus organizuojama Šiaulių turizmo informacijos centre adresu Vilniaus gatvė 213. Vasario 20 dieną 17 val. 30 minučių vyks susitikimas su šiauliete režisierė filmo Pietinė kronikas scenarijaus autorė Eglė Vertelytė. Vasario 26 dieną 16 val. Bardų vakaras, žodžiai, kurie skamba lietuviškai su Saulės ir Tautvydo Stoškų duetu. Kovo 13 dieną 17 val. 30 minučių iš ciklo Baltų centro pasikalbėjimai vyks paskaita Latvių literatūra lietuviškai vertėjų kūrybingumas. Pranešėja Baltų centro vadovė docentė daktarė Kvašytė. Ir kovo 27 dieną 14 val. Jau vyks lietuvių kalbos dienų sostinės baigiamasis renginys Žodis kelia, širdin suranda. O po jo vyks grupės Kitava koncertas. Taip pat noriu akcentuoti, kad dauguma renginių, ką aš čia paminėjau, bus organizuojami Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos bibliografijos informacijos skyriuje Aido gatvė 27. Ir taip pat vasario 17 dieną, kovo 17 dieną, tai visą mėnesį bus skelbiamas akrostichų kūrimo konkursas Mano kalba, mano vertybė, kuriame biblioteka kvies dalyvauti šiauliečius gimnazistus, studentus, suaugusiuosius ir bandyti savo kūrybinės galias. Ir tada jau kovo 28 dieną 12 val. Vyks konkurso laureatų akrostichų skaitymai Šiaulių miesto 12 ir 21 maršrutų autobusuose. Skaitys akrostichus aktoriai Jūratė Levickaitė ir Valdas Vaitiškis. O kur galima rasti visą informaciją apie lietuvių kalbos dienų renginius? O visa informacija apie vyksiančius renginius ir kitas lietuvių kalbos dienų sostinės veiklas galite rasti bibliotekos svetainėje adresu smsvb.lt, savivaldybės svetainėje šiauliai.lt, Šiaulių turizmo informacijos svetainėje vizitšiauliai.lt ir taip pat žinoma bibliotekos padaliniuose bei miesto spaudoje. Tad labai laukiame šiauliečių apsilankant renginiuose ir dalyvaujant kitose veiklose. Dėkoju už pokalbį. Taigi pasidžiaukime ir didžiuokimės, kad šiemet Šiauliai lietuvių kalbos dienų sostinė 2025. Saulės radijo studijoje svečiavosi Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė ryšiams su visuomenė, viena iš minėto projekto vadovių Jurgita Januševičiūtė Taralė.